Sveiki, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė ir viešinausi vakar postą 27 norai. Ir sugalvojau neurografuoti ir pasižiūrėti, kaip tai veikia su neurografika. Tiesiog. Tai yra sena labai technika, truputėlį aktyvuosiu. Sena technika, kurią seniau naudodavau ir kažkaip tai numečiau, nežinau dėl ko. Gal todėl, kad buvo jau išbandyta ir jinai veikianti. Ir tiesiog tai natūraliai jau nebereikėdavo man rašyti. Ir aš ją ir taip darau. Tai yra 27 mano norai. Ką reikėtų daryti? Kiekvieno mėnesio 27 dieną, kadangi jau praėjo, nenusiminkite. Jūs galite paimti ir, artimiausiu metu paimti ir padaryti, pasirašyti, kad ir šiandien. Geriau iki gruodžio 9. Čia numerologiškai, jinai paremta pagal psichologiją ir numerologiją. 2 + 7 yra 9, iki gruodžio 9. Jeigu 9 pradėsit, tai bus nieko tokio, bet šiandien 28, tai gal dar kažkaip tai sutilpsit, nes jo labiau, kad dariau astrologinę prognozę ir sakiau, kad labai yra sėkmingas periodas planuoti, aktyvuoti ir visaip kitaip daryti. Tai va, tai iš tikrųjų ką reikėtų? Nusipirkti sąsiuvinį arba bloknotą ir užsirašyti mano 20 arba mano norai, ar mano 27 norai. Ir kiekvieno mėnesio geriausia 27 dieną iš tikrųjų atsiversti sąsiuvinėlį ir susirašyti 27 norus. Labai rekomenduočiau rašyti tiesiog nuo pačių paprasčiausių dalykų iki sudėtingesnių. Ir kai laikė mėnesio tiesiog išsipildo tas noras, jį tiesiog išbraukėt. Ateina kitą mėnesio, kai kuriuos kitus, tie, kurie neišsipildė, perkeliat ir vėl iš naujo. Neurografiškai, aš kalbu ir piešiu, iš tikrųjų galima taip. Ir galbūt aš tai vesiu irgi, su jumis kalbu ir aktyvinu šitą praktiką. Ir galbūt aš tiesiog irgi įsivesiu tokią tradiciją, kad 27 dieną aktyvinsiu savo norus. Tiesiog. Kaip tai darysiu, tai labai paprastai. Kai susirašysiu ant lapo norus, yra surašyti. Taip. Ir kiekviena sentencija, kiekvienas noras, tai yra viena linija. Pavyzdžiui, ko aš labai norėčiau. Aš norėčiau, iš tikrųjų man kabina gerklę šiai dienai. Tai aš norėčiau, kad viskas būtų gerai ir aš būčiau sveika. Ta prasme, norėčiau, kad būčiau aktyvi. Esmė tame, kad nereikėtų man čia lovos režimo, o iš tikrųjų reikėtų man įprasto gyvenimo ritmo. Tai labai paprastas noras. Ir kadangi aš kalbėjau ir piešiau, tai čia padarysim šitą norą. Aišku, neurografikoje geriausia išsirinkti 9. 9 kažkokias, 9 figūras, nes svarbiausias, nes neurografikoje psichika piešiant, jau ne vieną kartą sakiau, 7 + 2, 2 figūros, tai iki 9 figūrų geriausia apskritimo įnešti lapą. Ok.
Tai čia mano sveikata, aktyvumas. Aš noriu įprastą gyvenimo ritmą turėti. Būti aktyvi įprastą gyvenimo ritmą. Čia mano noras, aktyvinkim. Sutikit, labai daugam šitas irgi yra aktualus, paprastas noras. Taip. Čia vienas sveikata. Kadangi prie sveikatos yra visą laiką labai artima sfera pinigai, tai mano noras yra be sveikatos ir aktyvumo savo įprasto. Norėčiau pinigų. Tai čia prašom sveikata. Norėčiau pinigų, bet pinigai mėgsta skaičius. Labai konkretika. Nerašykit noriu pakankamai pinigų. Ką reiškia pakankamai? Gali būti taip, kad bus pakankamai, o jums atrodys per mažai. Tai, kaip sakiau, pinigai yra skaičiuojami, tai būtų labai gerai konkrečiai ir nurodyti sumą, kiek aš noriu tų pinigų turėti. Tai mes čia kažkur tai man čia norisi. Prajauskit, kurioje vietoje darysit apskritimą. Ir aš žinau, kokia pinigų suma. Pinigai. Mano noras pinigai. Taigi dar kartą. Pirmiausia, kai pasirašėt kokius norus, ar ne, tai ta linija ir ta. Prisimenat, atrodžiau, aš noriu sveikatos, įprasto aktyvumo ir taip toliau. Kita sentencija, aš noriu turėti va tiek ir tiek pinigų, ar ne? Čia mes programuojam save mėnesiui. Taip. Mėnesiui. Čia aš rodau kaip pavyzdį, bet kitą, gruodžio mėnesio 27 dieną šitą parodysiu, išsirinksiu irgi 9 aktualiausius man dalykus ir suaktyvinsiu. Bet manau, jau daug kas suprato, tie, kas piešia kartu, ypač su manimi, gyvai, tie žiūri, irgi stebi mane, tai mano video, tai tikiuosi supratot mintį, o tie, kas taip stebi, jeigu dar neaišku, tai labai paaiškės gruodžio mėnesį, arba labai, jeigu nekantru, rašykit man per Facebooką asmeninę žinutę. Ok. Taip. Suaktyvinam. Ko aš dar norėčiau? Aš norėčiau dovanų. Aš norėčiau gauti dovanų. Malonių dovanų. Arba malonių staigmenų dovanas. Aš čia nekonkretinu. Tiesiog noriu dovanų.
iš visatos tiesiog toksai, nu, galbūt realus, kai kada nerealus noras. Nu, va, tiesiog aš noriu dovanų. Jau labiau, kad kalėdos artėja. Taip. Stebuklų metas. Taip. Ko dar noriu? Šiaip tai norėčiau labai kokybiško poilsio. Ir tas kiekvienam, žinokit, yra skirtingas kokybiškas poilsis, taip kad pailsėti, o ne. Vieniem kokybiškas poilsis bus sportas ir taip toliau, o kitiem kokybiškas poilsis kažkur tai nuvykti, kažkokias procedūras gal atlikti, nu nežinau. Ok. Čia mano poilsis kokybiškas. Aš turiu savo tokį dalykėlį. Yra toksai posakis, nežinau, galbūt jūs girdėjot, ir tikrai tokį dažnai dirbo ir prisidirbo. Arba užsidirbo. Ir čia gerąja prasme užsidirbo. Jau 4 turiu figūras. Jūs tikrai siūlau pagalvoti savas, aš tiesiog dabar tai darau ekspromtu. Ir tas ekspromtu man visai patinka. Aš tiesiog viską perkelsiu dabar savo jau aktyvintus dalykus į sąsiuvinuką ir pratęsiu sąrašą iki 27. Taip, neužmirškit gerti vandens. Taip, poilsio. Labai geras periodas iki kalėdų keliauti. Ir aš norėčiau vienos tokios kelionės, ir jinai yra Lietuvos teritorija. Tiesiog, va čia man jinai atrodo. Tokia labai nedidelė kelionė. Aš žinau konkrečiai, atsiminkit dar kartą, aš tiesiog nenoriu uždėti savo dalyko jums. Aš tiesiog darau tai kaip pavyzdį, jūs turit savus norus. Bet tik tai akcentas į tai, kad tie norai būtų jūsų, jums priimtini ir kodėl gerai, pavyzdžiui, susitikti gyvai ir piešti šitą temą gyvai. Nu, todėl, kad kai daug žmonių, daug visokių variantų ir gali pagalvoti apie tos įvairius variantus ir savęs paklausinėti, ar tikrai tu to nori. Ir labai gerai susiaktyvina. Kuo daugiau žmonių piešia, tuo greičiau viskas darosi, aktyvinasi ir netgi realizuoja, nes kolektyvinė pasąmonė daro tikrai labai didelius stebuklus ir tikrai verta burtis,
sėsti ir prapiešti, vat susitikus gyvai, tyloje, ką ir su 3 amžiaus senjorais mes laiks nuo laiko padarom. Turiu aš tokią savanoriauju šitam universitete 3 amžiaus. Ir mes ten laiks nuo laiko piešiam. Ir dalyvės būna labai susikaupusios, o kartais ir pasidalina savo variantais kai kuriais, neprimesdamos kitiem. Ir tas dalinimasis yra labai, labai smagus. Vien pabuvimas bendraminčių, siejančių žmonių grupėje yra labai geras. Ir tai gali būti irgi tiesiog jūsų noras, hobis kažkoks tai. Gal senai atidėliojate kažką tai. Galbūt norite kažkokiu kursu ar dar kažko. Tai galite čia irgi nešti. Norėjote senai, tiesiog rašykit ir viskas. 1, 2, 3, 4, 5. Ir aš norėčiau labai vieno kurso, bet jisai šiai dienai, dar aš negaliu jo leisti, bet aš jį suaktyvinsiu, tavo ne čia. O gal per mėnesį ir išsispręs ir tas reikalas. Ir žinau, koksai. Labai norėčiau. Ne kursas, gal daugiausiai ten yra vienas ir kursas, kažkodėl kursą pažymėjau. Ir yra vienas seminaras. Labai norėčiau. Kursas tai ten. Ir seminaras vienas yra. Labai norėčiau šitos dalykus. Kursas parašykim plius seminaras. Atsiprašau labai. O kažkas įdomus pasiėmė. Nu ką, perinam prie spalvinimo. Žinokit, aš tam, kad neužimti labai eterio, aš tiesiog suaktyvinsiu vieną spalvą. Ir po to aš, aišku, dar pasėdėsiu ir paspalvinsiu. Aš su ta viena spalva apjungsiu visas figūras, kad jos bus kaip kelionė. O, kaip kelionė suaktyvino. Geras. Ir išlindo dar vienas mano noras. Vėliau aš jį nusipiešiu. Mano jo net juokas ima, faina. O, geras.
Man patinka. Geras, tai. Na va, suaktyvinau vieną spalvą. Tikiuosi matosi. Ir kaip neužimti. Nu, tai va. Ir dabar kažkaip tai, nu, teks keletą turbūt pravesti. Taigi, ir dabar fiksuoti, jeigu reikėtų, tai vis dėlto man labai yra svarbi sveikata mano. Jo, ir kažkaip tai vat labai įdomiai aš ir esu dar tik tai va šitam pradiniam etape, pačioj pradžioj. Ne veltui man čia taip užsifiksavo. Taip. Taigi dar kartą kartoju, pieškit savo norus. Rašykit savo norus. Ir aktyvuokit juos su neurografinėmis linijomis. Tiesiog. Yeah. Taigi dar kartą primenu, nusipirkit sąsiuvinį, užsirašykit 27 norus, pradėkit nuo pačių paprasčiausių, rašykite esamuoju laiku, tarsi tai įvyko, būtinai galit perskaityti, prajusti, padėkoti savo už tai, kad jau turit, pasidžiaugti. Galit netgi kiekvieną dieną atsiversti, pasiskaityti ir pasidžiaugti, prajausti, tarsi esat tam tikroj būsenoj. Ir jau turit, tai yra irgi darbas su savim. Ir kai jums mėnesio eigoje norai pradės pildytis, juos tiesiog išbraukti reikės iš to sąrašo. Ir kitą mėnesį galit perkelti tai, kas, jeigu tikrai labai norėjot ar neįsipildė, perkelti kitą mėnesį ir papildyti kitais norais. Ir dar geroji dalis, tai kad kiekvieną mėnesį galit suaktyvinti savo šitos visus norus, paleisti visatą, pasidžiaugti jais ir žiūrėti, kaip jie pildosi. Nu va. O aš įvesiu naują tradiciją ir kiekvieną mėnesio 27 dieną greičiausia aš imsiu ir papiešiu norus savo. Tai va, su jumis buvo Ingrid. Rašykit komentarus, priimsiu jūsų visas padėkas.
Ir aišku, būtų labai džiugu, jeigu parašytumėt, kad jūsų norai po mėnesio išsipildė. Tai va, šiam kartui tiek. Ate.